Sveiki dar kartelį, eilinė mokyklėlė, šį kartą techniniai dalykai. Taigi šį kartą kalbėsime apie tai, kaip įsigyti hostingą, domeną, nes mums šitų dalykų reikia. Mums hostingas tai tarsi įsigyti savo žemės sklypą, ant kurio viską po to pastatysim namą ir visą kitą. Taigi, hostingą šį kartą įsigysim ir manau, kad tai vienas iš geriausių variantų, vienas iš geresnių bent jau variantų, tai yra puslapyje GoDaddy. Įsigysim ne tik hostingą, bet ir domeną ir tuoj matysim daugiau kokių dalykų gausim. Taigi, pradedam konkrečiai prie techninių dalykų. Nuorodą į šitą GoDaddy aš paliksiu po video įrašų, taip pat paliksiu Facebooko grupėje, taip pat paliksiu Skype'o grupėje. Labai svarbu, kad naudotumėte šią nuorodą, todėl kad iš tikrųjų GoDaddy šokinėja kiekvieną dieną beveik kainos, įvairiausios nuolaidos, įvairiausi pasiūlymai aukščiau, žemiau ir labai skirtingai galit pataikyti. Galiu pasakyti, kad būtent šiandien radau labai didelę nuolaidą ir iš tikrųjų labai pigiai galim įsigyti, taip kad siūlyčiau nedelst, o kuo greičiau tai padaryti. Kągi, einame į puslapį GoDaddy ir čia rasite tokį paveiksliuką. Gali būti taip, kad jeigu tai darot ne šiuo momentu, ne dabar, ne šią savaitę, gal po mėnesio, gal kiti kas nors vėliau žymiai darys, nežinau, gali būti pasikeitęs vaizdas, todėl kad labai dažnai keičiami vaizdai, labai dažnai keičiami pasiūlymai. Šiuo metu toks vaizdas, kitu metu gali būti kitoks, nesvarbu, bet kokiu atveju ieškokit, kur rasite parašytą hosting su WordPress. Kągi, mes ateiname į hosting su WordPress ir mums reikia pasirinkti paketą. Tuoj paaiškinsiu, kas įeis į tą paketą. Yra 4 paketai: bazinis, deluxe, ultimate ir desarrollador. Iš tikrųjų, mums kol kas šiandieną tai reikia bazinio paketo, mes pradedam, mes dar nesam dideli profesionalai, galbūt ateityje reikės didesnių paketų, didesni paketai su daugiau paslaugų, su daugiau įvairių dalykų, tačiau kol kas šiandieną mums pakanka bazinio paketėlio. Taigi, renkamės bazinį paketėlį, paspausdami šitą oranžinį klavišą. Na ir puslapis mums atverčia tokį dalyką. Aišku, čia siūloma dar įvairių kitų prekių, įvairių kitų dalykų, įvairios kainos. Čia nieko nesigąskit, viso šito mums nereikia. Galbūt kada nors reikės, tada mes galėsim įsigyti, jokių problemų, mes jau būsim GoDaddy klientai. Taigi į visą tai nekreipiam dėmesio ir spaudžiam continuar, tai yra tęsim mūsų pirkimą. Na ir atsiverčia sekantis puslapis ir šitame puslapyje mums reikia įrašyti kažkokį tai mūsų domenos pavadinimą. Turit sugalvoti kažkokį pavadinimą, kokį tik jūs sugalvojat, gali būti tai vardas ir pavardė, arba gali būti tiesiog vardas. Na, aš, kadangi tai neperku dabar, tik mėginsim, tai tiesiog parašysiu vardas, pavyzdžiui, 111. Tikėsimės, kad bus, paspaudžiam žalią klavišą ir žiūrim, ar yra laisva tokia domena, ar gali būti suteikiamas toks vardas. Taip, buvo laisva. Jeigu būtų nelaisva, tai duotų reiškia, kad čia duotų, šitoje vietoje būtų užrašyta, kad jau egzistuoja. Tačiau šiuo atveju vardas 111 laisvas, mes galim gauti. Mūsų domena šiuo atveju būtų vardas11.com. Tai yra, mums sako, kad yra gratis, tai yra veltui. Na ir be abejo, čia apačioje dar daugiau variantų su šitu vardu duoda. Būtų vardas 11.net, .org, .co ir taip toliau. Visada geriausiai .com, nes tai yra labiausiai žinomos domenos, labiausiai naudojamos ir lengviausia po to mums bus dirbti, kadangi būsite greičiau paieškose būsite randami. Taigi, domena pirmus metus gratis, vardas 11.com,
tai yra gratis, tai yra veltui, nemokamai. Na, spaudžiam žalią klavišą, selekcionar į continuar. Ir mums duoda mūsų kainas. Tuoj važiuojam žemyn, žiūrim, ką mums čia pateikia. Taip. Kadangi įrašinėjo, tai labai trukdosi kompiuteriui. Taip, duodama kaina, neišsigaskit, nes, reiškia, duoda 3 dalykus. Pirmiausiai, bazinis paketas su WordPressu kartu. Ir čia duoda 36 mėnesiam, mes čia pakeičiam į 12 mėnesių. Pakeitėm į 12 mėnesių, pasidarė kaina 14,54 €. Iš tikrųjų fantastiška kaina, kaip jau minėjau, darykit tai kuo greičiau, nes visą šitą komplektą šitų dalykų, visą šitą paketą galima nusipirkti už 40, 50, 60 ar net iki 100 €. Taip kad šiuo metu, kaip matot, 85% nuolaida. Patikėkit, ne kasdien tai būna. Taigi, ką mes gaunam? Bazinį paketą su WordPressu, gaunam profesionalų paštą, tai yra pirmiems metams visiškai veltui, gratis, tai yra nemokamai. Ir būtent jis mums bus būtinai reikalingas, kadangi mūsų darbe bus reikalingas autoatsakovas ir autoatsakove neužsiregistruosit su savo asmeniniais paštais, netinka nei Hotmailas, nei Gmailas, nei joks kitoks. Mums reikalingas bus būtent mūsų paštas, tai yra bus paštas, pavyzdžiui, ten kokia nors Onutė, eta, vardas 11.com. Tai yra mūsų paštas bus su mūsų domena. Na ir mūsų domena vardas 111.com irgi pirmi metai gratis, tai yra nemokamai. Kaina iš tikrųjų realiai labai maža. Taip kad siūlau skubėti, nes po savaitės gali tek mokėti 50 € ar dar ką nors. Taigi, spaudžiam oranžinį klavišą, einam prie mokėjimo. Čia mes pasirinkam nuevos klientės, tai yra nauji klientai, nes gali būti seni klientai, gali būti metai pasibaigė, gali būti, kad keičiat į didesnį paketą, gali būti papildomas paslaugos, papildomas domenas ir taip toliau. Žodžiu, šičia jums dabar nereikia, mums dabar nereikia, ateityje reikės. Dabar renkamės nauji klientai ir spaudžiame continuar. Ir čia mums atsiverčia puslapis, kurį reikia užpildyti. Taigi rašome vardą, pavardę, parenkam valstybę. Čia mums duota Prancūzija, bet parenkat, kas kur gyvenat, ar ne, kieno kokia yra. Toliau rašot direkcijon, tai yra adresas, pašto kodas, miestas, valstybė. Kompanijos vardas šito nereikia, kadangi mes perkam savo vardu, rašote telefono numerį. Čia pažymėta jau automatiškai stovi, kad tai yra personal, kaip jau sakiau, mes perkam savo vardu. Na ir šitą skiltį užpildykit ir jokių būdų neužmirškit, aišku, paskui dar gausit ir elektroninį paštą, bet vis tiek čia įrašysit savo elektroninį paštą. Čia jūs sugalvokite vartotojo vardą, su kuriuo visada jungsitės į GoDaddy puslapį, į GoDaddy puslapio ofisą. Čia jūsų slaptažodis ir čia pin tai yra kažkoks skaičius iš 4, numeris iš 4 skaičiukų jums bus reikalingas, jeigu jums ten turėsit kažkokių klausimų ar ko, jeigu kartais tektų bendrauti su tarnyba, su GoDaddy pagalbininkais kažkokiais. Na ir čia be abejo surašot, jeigu mokat kortelę, tai surašot kortelės duomenis, tai yra visi numeriukai kortelės, kitoj pusėje saugos kodas, savininko vardas, pavardė, gali būti jūs, gali būti kieno nors kito kortelė. Čia kortelės galiojimo laikas. Jeigu norit mokėti ne kortelę, o galima pasirinkti PayPalą, tada renkatės PayPalą ir mokat PayPalų. Na ir kai surašot visus duomenis, tada spaudžiat continuar. Ir tokiu atveju keliaujam toliau, vadinasi,
kai paspaudžiam šitą oranžinį klavišą, jau gaunam, kai matom visus duomenys, informaciją, faktūros apie mokėjimą ir taip toliau. Ten paspaudžiame varnelę, kad sutinkam su sąlygom ir spaudžiam oranžinį klavišą, kur sako mokėti. Kai sumokėjome, matysime mūsų visus duomenys apie mūsų sąskaitą. Čia bus surašyti duomenys mūsų sąskaitos, tai yra visus tuos slaptažodžius ir viską, ką mes sugalvojom ir surašėm. Na ir gausit elektroninį paštą, laišką į elektroninį paštą, tokį laišką. Reikia paspausti šitą žalią klavišą, tai reiškia, kad jūs patvirtinat savo elektroninį paštą, atsiverčia šitas puslapis, na ir spaudžia šitą baltą klavišiuką, kuris sako einu į mano sąskaitą. Atsiverčia toks puslapis, šitą pirmą panaikinam ir važiuojam čia, kur rašo WordPress administravo. Spaudžiat klavišą ir čia jums reikia sukonfigūruoti savo WordPressą. Todėl spaudžiam vėlgi žalią klavišą, atsiverčia sekantis puslapis. Šitas pirmas klavišas reiškia, kad mes naujas vartotojas, vadinasi, mes jį spaudžiam ir supildom čia duomenis. Pirmiausia, tai čia bus pasirinkimas, jeigu būtų daugiau domenų, kadangi jūsų tik viena domena, tai bus automatiškai stovės, kurią užregistravote. Čia pasirinkat žemiau, kur geltonai rašo rekomendado, tai paspaudžiat šitą klavišą. Tada važiuojam žemyn, čia surašom, galvojam jūsų vartotojo vardą WordPress'e, su kuriuo eisit į WordPress'ą, visą laiką jungsitės, ar ne? Čia toliau parašot savo elektroninį paštą ir sugalvojat slaptažodį. Na ir spaudžiat žalią klavišą, apačioje žalią klavišą ir dabar jau GoDaddy pats tiesiog instaliuoja WordPress'ą jums automatiškai, ar ne? Tai atpuola didžiulis darbas, čia gali trukti keletą minučių, palaukiam ir spaudžiam Comenzar ahora. Čia mums parodė labai greitai, bet čia yra iškirpta, iš tikrųjų gali trukti keletą minučių. Tada spaudžiam vėl mėlyną klavišą Continuar, nes čia kol kas dar užpildytas, padarytas tik pirmas žingsniukas, reikia padaryti dar šiek tiek žingsnelių daugiau. Čia mes spaudžiam pirmą taškelį web puslapis ir blogas, čia išsirenkam industriją, toliau parašom puslapio vardą. Aišku, kol kas galit parašyti bet kokį, vėliau galėsit jį pakeisti. Na ir parašę puslapio vardą ir spaudžiam toliau. Čia jums reikės įrašyti jūsų duomenis, paštas, telefonas, fakso galit nerašyti, čia įrašot savo adresą. Na ir apačioje ten žemiau galėsit parinkti, įdėti Facebooko ar kitų socialinių tinklų nuorodas jūsų socialinių asmeninių puslapių, ar ne? Na ir pagaliau, kai paspausit tęsti, atsivers jums keletas tokių variantų pusiau padarytų puslapių, kuriuos reikės tik tai sukonfigūruoti. Pirmai pradžiai galite išsirinkti visiškai bet kokį, todėl kad vėliau galėsit pasirinkti, kurį norite, jų ten rasit labai daug, todėl siūlau pirmai pradžiai tiesiog paspausti pirmą pasitaikiusį, nekreip dėmesio, jį po to pakeisit, išsirinksit, koks jums labiausiai patiks. Na ir kai išsirinkot šitą puslapį, tiesiog spaudžiat mėlyną klavišą Seleccionar, tai reiškia, kad jį pasirinkot, ar ne, pasirinkot ir paspaudėt tą kryžiuką, matot, ir jau dabar pakliuvot į WordPress'o administravimo puslapį. Čia bus jūsų pagrindinis darbo įrankis, čia bus daromi visi darbai, čia mes kursime savo puslapį, čia mes kursime blogą, čia mes kursime gaudimo puslapius, čia mes darysime viską. Čia yra pagrindinis mūsų ofisas. Taigi, pirmam kartui pakaks, mes aišku šitą mūsų WordPress'o ofisą išnagrinėsim sekančioj mokyklėliai, išnagrinėsim, kaip nustatyti, kaip sureguliuoti, kaip užprogramuoti, kur kas ką reiškia. Čia netgi galėsit pasirinkti lietuvių kalbą, yra visa eilė, daugybė kalbų.
aš aišku pasirinkus ispanų, nes man patogu, aš mokiausi šitus dalykus ispaniškai ir man patogu, tačiau jūs galėsit netgi lietuvių kalba yra. Taip kad iš tikrųjų darysim mokyklą, galų galiai ir asmeniškai galėsim daug dalykų aiškintis, jeigu dar bus kas nors neaišku. Čia reikės viską išstudijuoti. Daugybė galimybių, galima labai daug visokių dalykų padaryti, iš tikrųjų, ir būtent todėl galbūt net ne viena mokykla bus reikalinga, bet šiandieną šiai pirmai mokyklėliai pakanka, žinom kaip įsigyti, žinom kaip instaliuoja ir šiam kartui tiek. Kągi, iki sekančių mokyklų, iki sekančių kartų.